Sveiki gyvi, visi. Vaidotas sakė, kad turėčiau 50 minučių šnekėti, pasirašau tik 8. Labas. Aš čia taip jau dudinėjimą. Koks vardas? Limas. Tavo. Taip, tai sveiki, gyvi, man didelė garbė šnekėti jums prieš tokią gausiai susirinkusią publiką. Labai ilgai ruošiausi šitai prezentacijai, todėl man jį labai svarbi ir labai svarbu, kaip jūs ją priimsit. Ir šiandien kalbėsim apie ženklus. Apie ženklus, kuriuos pastebime mes internete ir iš kurių mes galime atpažinti interneto vartotoją, koks jis yra. Ir tam, kad galėtumėm pajausti, kaip mums su juo bendrauti, tiek kaip rinkodaristam, tiek kaip ir paprastiem žmonėm, suvokti su tokiam kliūtim, su tokiais iššūkiais jisai susiduria. Ir ženkluoti yra pats ženklų stebėjimas ir jų grupavimas ir iš jų padarimas kažkokių išvadų nėra naujas. Mes, pavyzdžiui, DDB darydavo tokį žeminį tyrimą, stebėdavo ženklus, kas keičiasi. Tai irgi galėtume pastebėti, kad susiskambinsim, reiškia, taip pat tu man paskambinsi kada nors. Ir panašiai, iš ko galima kažkokias tai išvadas padaryti. Ar vyrai pradėjo gaminti labai dažnai, tai yra ok, moteris geriausiai tai negamina. Tai galima daryti iš tą prielaidą, kad moteriškasis pradas ima viršų ir panašiai. Tai tokius ženklus stebėsime ir internete ir tikiuosi visiems bus įdomu. Tai prieš pradedant, norėčiau rinkodaristam tokį juoką. Žinot, kad rinkodaros vadovas yra labiausiai besikeičianti pozicija pasauliniu mastu. Ir įmoniai, nesakysiu kokioj, kur rotacija būdavo 6 mėnesiai, būdavo netgi tradicija, kad rinkodaros vadovas prieš išeidamas paruošdavo 2 vokus. Ir kai naujas rinkodaros vadovas ateina ir jau jam visiškai šikme dėl to, kad jo prekiai vis tiek niekas neperka, jisai prieina prie to voko, jau vieną patį pirmą imą ir žinot, kad vaikščiojimas šiaip, kai žmogus vaikščia 20% gerų smegenis dirba. Ir dar 1984 metais tokius kūrybingus žmonės kaip jūs gydydavo labai paprastai. Pasisadindavo 2 garbaliukų sopą į techninę smegenų dalį ir tada sakydavo, užtrišk batų raištelį į antradienį. Ir tada žmogus susėda ir galvoja, tai dabar kurią čia koją aš pradėsiu kairę dešinę ir jis neužsiriša. Tai 1800 metais vidutiniškai niujorkietis, nes tik ten tyrimus dar kažkokius tą linkmę darydavo, turėdavo 300 prekių pasirinkimą ir paslaugų, visiškai prieinant. Po 200 metų šitas skaičius padidėjo iki 10 milijardų. Tai lygiai tas pats kaip 2 garbaliukai į kaktą. Ir šias istorijas galėčiau pinti, jie su gali būti visiškai nesusijusios iš esmės, bet ką aš to noriu pasakyti, kad taip mes įpratome priimti informaciją. Tai yra visiškai nesusijęs turinys, jeigu jis yra vienas po kito ir keičiasi labai dažnai, yra dzin. Vis tiek yra pakabinamas žmogaus dėmesys ir kol jis yra pakabintas, jam gali susakyti, ką nori. Tai jeigu vis tiek prisimenat apie rinkodaros vadovą, tai jisai ten prieina ir atplėšė tą pirmą voką. Jeigu tu jau atplėšė šitą voką, reiškia, tau tikrai šikma. Tai verslui sakai, kad ant manęs. Jisai suverčia, nepadeda, aišku, po 3 mėnesių jisai jau ten visiškai jį ten grasina atleisti, tai jis priima paskutinį voką, tada atvežė ir jam sako, paruoš 2 vokus. Tai šiandien aš kviečiu jūs iš tikrųjų palikti savo pareigas, palikti pozicijas, kurias užimate, palikti save ir šiek tiek pakeliauti po interneto ženklus ar po tą patį internetą ir pasižiūrėti biškį tokių atitolusių žvilgsnių, kurių su dėmesio nevedžioja kažkokie judantis elementai, kaip tos varlytės, kurių musės gaudo tik tada, kai juda. Tai kviečiu į šią kelionę
Ir tol, kol jūs neteisit į darbą ir vėl kaip kūdikis vystykluose atsidarysit internetą. Ir atsidarysit naujienų portalą, kuriame yra 1000 nesibaigiančių istorijų. Jūs matote antraštę, jeigu jį nesukelia prieštaravimą, reiškia, jis sminga jūsų sąmonę. Ir jūs kraunasi ir jums reikia daugiau. Nes taip įpratę. Nes kitaip jūsų dėmesį ką turi veikti, reikės dirbti. Tai ką mes darome? Mes scrolliname. Mes scrollinti išmokame labai greitai. Ir scrollinti, jeigu jūs pastebėjote, galite Google iki pat. Čia sėdinčių yra menedžerių, kurie puslapį paleido, kuris yra pats giliausias pasaulyje. 8 km, jeigu neklystu. Ir Facebook'e scrollinam. Naujienų portalą prascrollinam, pririjom antraščių, ką reikia daryti, atsidaryti kitą ir vėl scrollinti. Ir žymiai geriau scrollinasi, kai scrolliname nuotraukas, nes tai nereikalauja mūsų sąmonės labai įsitempti. Nuotrauką pamatai ir jeigu kelių praėjusių metų tendencija buvo didėjančios nuotraukos, tai dabar nuotrauka tapo naujas turinio standartas. Ir Delfis, netgi tuo pačiu keliu nuėjo kaip ir 15 minučių, paleidęs nuotrauką ir antraštę. Yra visa informacijos, kurios reikia. Ir kai tu save darbe pagauni, kad tu žiūri kažkokį tai golfuką apsiviniojusi metį, kas čia dabar, kaip faina, dar viena, tu supranti, kad biškį esi patrūkęs. Ir todėl ir pati naujiena yra svarbesnė už jos turinį. Ne tiek svarbu, kas ją parašyti, svarbu, kad jų būtų daugiau, nes jeigu aš negaunu kažkurioje vietoje naujos informacijos, aš einu kitur. Ir Facebookas eksponentiškai padidino turinio kiekį. Nežinau, ar jūs pastebėjote, bet dabar jūs matote kažkokių nepažįstamų žmonių gimtadienio nuotraukas, kažkokius straipsnius, jūs net nežino, to žmogaus pasirodo jūsų draugas palaikino kažką. Ir jūs meta tai, kad būtų dar daugiau scrollinti. Nes tai užkrečiama. Ir kai jau nieko nebėra kas scrollinti, mes refreshiname. Turime paranką ir tai darome po kelis kartus. Nes prie darbo grįžti nesinori. Dėmesį fokusuojame tik tais lygiai tiek, kiek trunka antraščiai perskaityti. Ir kai susitinkam su gyvu žmogum, kiekvienas medžiagas, kad rankose turėtume tą pultelį, kuris prasakų greičiau, kad čia grįžkime, domai, greičiau, aš noriu kitos temos, davai. Ir išmokstame tai daryti, bendraudami su žmogum pakankamai ilgą laiką ir nieko neatsimindami, ką jisai pasakė. Nes yra pakankamai būdų, kaip išeiti ir neklausyti to žmogaus. Todėl ir nebegalime net sukaupti dėmesio ilgiau, negu trunka gauti kažkokią informacijos vienetą, kurių mums reikia daug. Ir todėl kažkoks tai ten ilgesnis pasisėdėjimas yra kančia. Todėl ir žiūrime visą tai, ką galime valdyti. Norime koncentruotos dėmesio dozės. Serialai yra geriau negu ilgas filmas. Kino teatrai yra turbūt vienintelė vieta, kur dar gali susikaupti. Ir tai, jeigu yra filmas įdomus, jeigu ne, galima daryti kitus dalykus. Gerai, nebrausinti. Yra kiti dar dalykai. Ir multimediją mes renkamės jau pagal nuotaiką. Jeigu pasižiūrėti, kiek yra naujų pavadinimų grupų ir taip toliau, aš patarpė visą laiką spėlioju, niekad nespėjau. Tai yra krūvas sprendimų, kur reikėsi turinį pagal nuotaiką. Ir iškepti kompaktą yra žiauru, susidėlioti savo playlistą kažkokį, tai kurį tu nori klausyti. Yra neįmanoma. Ir kaupti nustome, pasižiūrėkite savo desktopus. Kas dar dėsite į folderius kažkokią tai informaciją? Tai neįmanoma, ta prasme. Net žmogui tu Skype rašai prieš savaitę kažkokį tai dalyką, numerį kažkokį, jisai sako, persusmandavo. Net Skype istorija jau tapo istorija. Tu nebesivargini, knaisiotis kažkur, davai duok čia, dabar. Jau nekalbant apie tai, kad tavo draugas negali be GPS-o, ten 5 kartus turi kartuoti, koks tavo būtų numeris. Visi geriausias draugas, jam turi žinutę atsiųsti, tai jisai va, okei, žinau. Nes visi prietaisai, kurie keliauja su mumis, jie mus pratina kažką įsiminti. Ir kadangi esame prisisiurbę antraščių, kaip reikia pakladukas medaus, mes išmokome bendrauti raktažodžiais. Mes pagauname tik tais kažkokį raktažodį, kaip tas filmas, okei, geras, fine. Ką tu veikiai ten tą pažįsti, jo, taip, fine. Bet raktažodis, Google raktažodis, visur bedi raktažodžius.
todėl ir klausimų neužduodam, nes mes tiek prisisiurbėm darbo metu informacijos, kad su kažkokiu žmogum dar kalbėjai ir jo užduot klausimą, jisai dar pradėtų pasakoti apie save. Mes ją turim iškelt kažkur tą informaciją, o ne priimti dar daugiau. Kam dar klausti žmogaus? Aišku, klausim, mandagiai, kaip gyveni. Kaip sekasi darbai. Ir toliau galvoja, kas ten pas tave vyksta. Ir ginčytis beprasmiškai, kol rankose telefonas. Nes kokia prasmė yra gilintis kažkokią tai dalyką, kai tu vienu mygtuku nukeliauji į Google arba Wikipediją, dažus traukų. Ir proto mūšiai, kaip šauksmas tikruose, atėjo į mūsų pasaulį. Nes tai vienintelė vieta, kur dar mūsų protas šaukėsi, kamon, aš dar esu kažkam tai naudingas, davai, duokit man čia pasitreniruoti. Tiek emocijų veiduose, kiek proto mūšiuose yra atspėjus žodį, kurį per sekundę tu gali rasti telefoną, tu dar ten neįmanoma. Kokie ten vyksta virtuliai galvose, kaip ten daužo galvą į sieną, jeigu ten kažkokio žodžio nežinau, taigi žinojau. Deja, tai vienintelė vieta, galvoti dar kažkokią vieną, gal rasti. Kai pridedate draugą, tai nėra komunikacijos pradžia, tai tapo jau pabaigai. Pats draugo pridėjimas, viskas, ačiū, pabendravau. Ko tu dar nori? O atrodytų, žinai, labas dar. Senamatis. Ir prisijungę esame keletų iš karto ryšių. Čia LinkedInas, čia Facebookas, čia Gmailas, čia e-mailas, čia telefonas dar. Ir mes pradedame slėptis nuo bet kokios einančios komunikacijos. Nepakelt telefoną yra ok, neatsakyti Skype yra ok, Facebook'e, neatsakyti žinutę yra ok. Aš esu užsiėmęs, viskas čia yra gerai. Nepažįstamus numerius žmonės atsilieka dažniau, nes tai kažkas naujo. Maža ką, gal pasiūlys naują darbą, milijoną. Nes jeigu skambina mama, tu 100 metų jau žinai priekį, ką jinai pasakys. Arba draugas, kurį tu girdėjai. Nothing new, ta prasme, tu jau žinai visą informaciją, nereikia daugiau informacijos, tu jau prisisiurbęs jos esi pakankamai daug. Su Skype'o plytom bendrauja. Pasižiūrėk, pardavėjai, ne? Parduodantis prekę, plytom Skype'as. Bet net ir su gyvėm tai ignoruoti, tai yra normalu, mes gyvenam plytom. Aš plytą visą. Su paaugliais bendrauti. Vienintelis būdas liko SMS-u. Amerikai paleista yra SMS pagalbos linija. Dėsime tik dabar. Ir jų tyrimai rodo, čia omniai labai įdomu, nes iš jūsų statistikos lėmė paaugliai Lietuvoje, kad tik 30 vaikų, 30 SMS per dieną paleidžia. Daug daugiau. Ten neturim pasaulinė statistika. Ir ta pagalbos skaitomumas SMS-o yra 100%. Paauglys gavęs kažkokį tai daiktą, jisai negali jo neperžiūrėti. Bet mes vis tiek siunčiam beasmenius kažkokius tai tipo siūlome jums akciją ir taip toliau. Jiem reikia rašyti sveiks gaidį. Ką reikia? Viskas, jis pakabintas, iš karto. Ir kai kiną eina paaugliai, istorija, kur ten varo į kiną, sėdi visą kino teatrą, būtent tipo telefonuose, nešneka, išeina, tada SMS jau prasideda, labas, fanis filmas, jie ką patiko, nukulšit, reikės pakartoti. Čia jų kalba, ir jeigu su jais neišmoksim, kad kalbininkai tiktais nesutarė, ar karačia su čia, ar su karačia su čia. Ir mes komunikaciją nuo. Jeigu yra galimybė rinktis gyvas pokalbis ar kažką, ką tu gali parašyti, tu visada rinksiesi antrąjį variantą. Nes kai tu turi gyvai kalbėti, tu nežinai, ką tu pasakysi. Prasme, tu gali pasakyti, belenką ir susimausi. Bet kai tu rašai, žiūrėk, laišką parašai kažkam, jeigu ypač svarbiam asmeniui, kad netinka. Šitas sukels tokią emociją. Ne, šitai, siunčiam. Arba ten, žinai, wall postas kažkoks išlindo, trinam, žinai. Mes esam savo online gyvenimą koreguotai. Ir draugai, juk jie irgi supranta, kad jiems reikia išspjauti tą informaciją ir jie pila jums ant sienos. Bet kokią. Jūs, aišku, negalite friendinti. Neduobė, čia būtų per žiauru. Bet jūs vis pradeda slėpti. Ir tai tapo net populiaru pasigirti. Užkaitinu draugus. Net tiem patiem, kaip užkaitinai. Jeigu nežinau. Ir išmesiu iš Facebooko, čia šiaip juokas, bet čia yra rimtas dalykas. Mes bijodami, kad mūsų connectionų skaičius nesumažėtų, nes tai yra gyvybės šaltinis, tai vena mūsų, nuo kurios priklauso mūsų online'is gyvenimas. Mes elgiamės gražiai.
nebelaikiname bet ko. Pergyvename, suskaičiuojame praeitų metų gimtadienio laikus, skaičiuojame šio gimtadienio laikus. Trūksta. Ką dabar? Nu, tada žiūrim ką laikinti, jau galvoju, kad tai tikrai nebelaikinsim. Ir informacija jau rašai tikrai tokia kokybiška, nes tu kaip pats jau tik ką aidini visokius tam. Pirst ir taip toliau, tai tu ieškai protingų žmonių minčių ir tu jas repostini. Ir nedaug dievė nerašykit išgėrę. Pagunda kyla, nes vis tiek net ir bare jūs esate tenai išėję. Ir reikia kažką tai parašyti. Todėl lazanijų dedam mažiau. Nes už tai būsiu užaidintas. Todėl Instagramas yra visiškai tobulas įrankis, nes bet kas gali įdėti tobulą vaizdą savęs. Ir Vogue žurnalas populiariausias viršelis Artūras, nematau kam sakė, yra veidrodis ant jo Vogue. Tu pasiemi, tu matai save. Kokia tavo vertė apsprendžia nebe tavo draugai, o sprendžia klaudas, kuris yra tavo gyvybės rodiklis internete. Jisai matuoja, kiek tu kartų per dieną prisijungi prie Facebook'o. Jisai matuoja, kiek tu žinučių parašai, kiek tu ant savo sienos uždėjai naujienų, kiek jas perskaitė kiti, kiek jas pašėrė, kiek įtakingi yra tavo draugai. Ir jie matuoja ne tik Facebook'ą, LinkedIn'ą, Google Plus'ą ir visus kitus social media įrankius, kuriuos tik tu gali vesti. Justinas Bieberis turi 100. Nes jo žodis yra svarbiausia, lygiai kaip Barack Obama. Tai jeigu ir tau kasdieną rašo, kad tavo cloud indeksas nukrito, ir tu supranti, kad kvėpuoti tampa sunkiau, nes tai tavo gyvybė ir tu žinai, ką turi daryti, nes visi būdai, kaip pasididinti cloud indeksą. Ir karjeros specialistai, ypač rinkdamiesi rinkodaros specialistus, gal ne Lietuvoje, bet Amerikoje, jau į LinkedIną žiūri mažiau. Jeigu tu esi rinkodaros specialistas, tu turi būti įtakingas socialiniai medijai. Tavo balsas turi sklisti plačiai. Todėl, jeigu tavo indeksas mažas, for you, niekas nepadės. Įsidėkit kodą, žinokit, depresija. Jeigu jis mažesnis už jūsų draugą, už kurį galvojat, kad esate protingesnis. Ir jaučiame, kad mūsų negirdi, nes informacijos kiekis yra labai didžiulis, ar ne? Todėl stengiamės visais būdais save highlightinti. Pakomentuojame po savo naujieną, nes žinome, kad yra ant draugas vienas, tada jinai atsives dažniau. Palaikiname savo nuotrauką, palaikiname save ir taip toliau. Ir Facebookas testuoja paslaugą, kuris galėsite už pinigus būti matomi dažniau savo draugų naujienų srautuose. Kažkada juokėmės iš Uomo, kuris pardavinėjo VIP narystės, tam top mylimiausi ir taip toliau titulinėme. Einame prie to, nes tai yra fiziologinis poreikis. Išmokėme rėkti didžiosiamis raidėmis. Ir jeigu koks seniokas, senelė, anūkui rašo, Skype, anūkai sako, kodėl to mes rėki visą laiką. Tai kad aš tik apslapą įjungęs. Irgi įdomus niuansas. Ir prisigūglinome. Nes pernai kalbėjau, kad googliname ne tik save ir kitus ir tai jau tapo įprasta tradicija prieš bet kokį žodį su kitu žmogumu. Tai dabar mes pradėjome keisti, dėti slapyvardžius. Jeigu aš Linas, tai dabar Leinas, kad manęs nerastų. Ir kadangi vieno mygtuko paspaudimo apie kiekvieną žmogų gali surasti labai daug informacijos, jeigu turi pažįstamų kokiam mobiliam operatoriui, tai tu gali sužinoti daug daugiau, nes programeriai žino kokią informaciją atiduoda. Todėl ir pardavėjų darbas tapo tikrai įdomesnis nuo vaikystės, tie, kurie svajojo būti James'is Bondais, bet tiesiog gali pardavimo vadybininkai. Nes yra normaliai standartinė procedūra, išgooglint, surinkti informaciją apie žmogų, kiek įmanoma daugiau ir tada nebeturėtų ko ir paklausti. Bet iš kitos pusės, mes negalime, mes jaučiamės vieniši, mes turime kiekvieną savo vietą pasižymėti ir čekinamės. Ir jeigu esate pasimatymę su drauge, jos namuose, nepamirškite užsičekinti ir patikrinti, kas šios vietos meras.
Memai būdina tautą. Tai yra mūsų šauksmas internete. Tai yra nauja banga. Tai yra mitingai. Užtenka vieno varškės pakelio, žurnalistės Zitos, ir turėsite nacijos sukilimą. Atiduokit varškę. Ir čia ne šiaip, bet kas, bet sukurta virš, nežinau, 1000 nuotraukų internete paplitę. Tai yra visas judėjimas. Nacionalinė varškės valgytojų asociacija sukurta. Įsivaizduokit, kiek energijos yra tenai. Kiek tik duosit jiems kibirkštį. Ir troliai, atsistok, padeda už teisybę kovoti. Tai ne šiaip kažkokie žmonės, kurie kviečia į mitingus. Ne, čia yra tautos būdintojai, kurie tą sveiką liaudį, kuri dar vis priekaištavę, todėl teisybė rašasi su trumpaja, juos žadina tuš, come on. Ir čia persikelia judėjimai, čia persikelia mūsų viešoji nuomonė. Ir užtenka vieno mero sutramžų, dar Photoshop, iškrėti kiti, kad visas pasaulis sužinotų apie vieną miestą. Subkultūros psichologai laužo galvą, kai atėjęs pacientas sako, aš esu trolis. Arba, žinome, hipsteriai, ne? Tai čia yra paskutiniai garsai, kuriuos mes girdime. Nes bet kokia subkultūra formuojasi ant fizinio pagrindo. Priklauso nuo to, ką tu veiki. Važinėjai skeitų, važinėjai snowboardinį. Ar tu klausai metalo, ar tu esi be emocijų, emo tarp. Internete tu gali daryti viską, nesvarbu, kaip tu apsirengęs. Todėl tu esi, kiekvienas jūsų esate individuali kultūra. Nekalbant apie muzikos, kiekvienas muzikantas paskelbė naują muzikos stilių. Dabar aš esu ultra subtu. Ir jūs ką tik patikrinote Gmail, ką tik pasižiūrėjote Facebooką, ką tik atsidarėte elektroninį paštą, naujienų portalus ir taip toliau. Ir atsidarėte, aišku, skaitėte Facebooką naujienas, atsidarėte banko sąskaitą. Nieko naujo. Ką daryti toliau? Žiūrite, negalite pakęsti, jeigu yra kažkur kažkas neatsakytų. Nes taip, čia yra mūsų darbas. Mes esame savo gyvenimo operatoriai. Tum, suspaudėme viskas, aš ramus. Ką darysiu toliau? Ir tada pradedame ieškoti, kur galime patenkinti savo tą momentinį impulsą, tą interneto kompulsiją, kur galime dar kažką tai padaryti. 80% moteris spaudžia bele ką, bele kokią nuotrauką. Ta prasme, žmonių žurnalas persikelia internetą tokiu greičiu ir tokia apimtimi, kad net nesuvokiama. Kai tu tiesiog spaudi, degini bele ką, ta prasme, koinę, suknelę, žmogų ir tai viskas okei. Nes visi taip daro. Tu gali praleisti čia 2 valandas ir tau atrodys, kad yra labai super. Microsoftas patiliukais paleidai savo socialinį tinklą, kuris yra tokiu pačiu principu. Radai kažkokį šūdą, degini. Ir nesvarbu, kad niekas neskaitys. Tiesiog, nes mums ko reikia? Mums reikia naują, paspausti ir scrollinti. Viskas. Fotografų bendruomenės irgi būrėsi. Ta prasme, tu ten irgi gali praleisti valandą. Net be tikslo atėjai tiesiog, nes tau reikia kažką daryti, bet nedirbi. Tu turi kažką daryti iš nuotraukos, visos gražios iš savęs, tu varai irgi scrollint gali, belenkė. Iki pažymų. Ir padeda internete. Net reklaminiai skydeliai, jeigu yra taip, ne, nėra variantų nespausti. Tas vieno paspraudimo komandos. Ir mes čia visi pykstam agresyvios reklamos, jos padeda, nes yra papildoma dar vieta, kur gali paspausti. Tikrai, aš nežinau, ar yra pas jūs, kas nors apžiūrinėtų reklaminį skydelį, taip, o, man čia rašė. Aš žinau, kas nors dar dabar, patikėkit, yra grupiniai, jau senai net grupiniai yra. Ir lygiai taip pat kaip nuolaidų klubai. Galėtumėm galvoti, kad čia aldini ribotos pasiūlos arba uždaros bendruomenės kažkokios tau neprieinamos. Principas, ne. Nauja yra didžioji dalis vartotojų, kurie
vartotojų moterų, nes 75% beje moteris, tiek grupinių akcijų, kurias kas rytą atvarom patikrinti, kokia yra nauja akcija. Kuo daugiau grupinių portalų, tuo geriau. Aš persijungsiu langus, pasižiūrėsiu, ką galima dar naują už akciją nupirkti, nes kaip minėjo 11 valandos pranešime Nerijus su Mindaugu, akcija yra arba nuolat didžiausias ir geriausiai iškomunikuotas prekės ženklas. Ir ta prasme, aš asmeniškai gaunu krūvą atspas, prašau, rankusis, į paštą dėžutę, nes pripirkti yra visokiausių akcijų. Ir kaip nuolat klubų banga, ta prasme, member shops, tilago, parado, ir jų dyksta, ir dyksta, ir dyksta. Ir niekam nesvarbu, kad čia koks čia uždara bendruomenė. Kurioje vietoje? Koks skirtumas? Svarbu, kad kasdieną būtų kažkas naujo. Ir tai, kad mes galime kažką nusipirkti vienu paspaudimu, tai yra mūsų didžiausia tragedija. Kai tu tiesiog, neturėdamas jau kas spausti savo Kindle, prisipirkti dar 3 knygas, tiesiog patenkinti jausmą ir tu supranti, kad dar iki šios akimirkos tu jų neperskaitai. Tai nežadinkit vartotojų, duokit jiem spausdinti. Ir ką mes darom tada? Drebinam, pažiūrėkit ofisus pastalų vyrų, ypač moteris barbeną į stalą. Duokit jiem mausą į ranką, jisai pradės daryti. Ir ką tada darysime, eisime į online žaidimus. Pasižiūrėti žaidiminį apsą yra per didelis darbas. Duokit jiem kur nors nueiti, net valytas pasileido žaidimus. Va, ir draugo žaidimai, ar ne, visi ant to, banga važiuojant į viršų, kuri leidžia vartotojam ilgiau negrįžti į darbą, būnant darbe. Ir kai tu visą dieną praklikinai, pražiūrėjai, tu gerai, jeigu supranti, kad tu turėjai atlikti kažkokius darbus. Ir tu supratai, kad nespėjai. Darbo diena baigėsi. Ir tu kaip tas peliukas tame eksperimente, čia stimulas, čia maistas. Nors imkai persiplėš. Ir prisipykina visą dieną. Ir varai toliau kitą dieną ir atidėlioja visus darbus. Viską atidėlioja. Važiuoju straipsnį, pamatėjai, vėl tu įdėti, vėliau perskaičiusiu. Važiuoju darbą, gavai toliau, mailas toliau. Duok man dabar klikinti. Viską dedam į tolį, kokio kaip žiurkieną. Čia, bet žinai, kad niekada tu negrįši prie to, niekada. Galiausiai tada susibarini ir atlieki išpažinti telefone. Nebetroja, Romos katalikų viršenybė patvirtinta. Kur čia boksais žymi nuodėmes. 10 šventų Marijų, 2 baksai kainuoja. Bet kur galbūt. Ir verslas supranta, kad apsą turėti yra lygis. Tik tais bėda ta, kad su bet kokiu apsu lietuvišku tu tada konkuruoji globaliai. Ir net ir populiariausi apsai vis tiek Lietuvoje pasisiunčiami šimtais, ne tūkstančiais. Bet who cares? Nes startuoliai visiškai nereali banga. Ta prasme, neprisimenu, čia normalu, bet kažkokiam telike mačiau, kad lietuviai pagal paraškas į verslo angelus Amerikoje yra 4. vieta. Amerika, Kinija, dar kažkas 4. vieta. Žinai, idėja. Nu, žodžiu, jeigu jūsų draugas sako, kad kūrė verslą, yra apie nieko nesako, žinau, jis apsą kūrė. Kažką kūrė. Ir programerių vaidmuo, jie tapo dievai. Ta prasme, tai yra nauja mūsų karta. Nes idėja, kad tu gali sukurti kažką, kame rytoj žmogus praleis 3 valandas savo gyvenimą, viskuo tik nekūno, yra labai būdinti. Ir iPadas vaikų yra ok. Praeitais metais sakiau, kad tavo Facebook'e rašo, ką tavo vaikas darželį daro. Kokią raidę nupiešė, ten kur pabezdėjo, kas ten yra blogai, kad vaiko vakarą gali nepauzduoti filmuką žiūrėti. Tai dabar jau duoda iPadus, kad rašyti mokytus yra, tai čia Lietuvoje. Ir jeigu jūs randate labai daug suplėšytų žurnalų, žmonių žurnalų, ant žemės, negalvoju, kad jisai negerbė spaudos, jis tiesiog bandė juos laidinti. Dėl apsų mes pradedame bėgioti. Čia tai tikrai. Aš čia žinau, kad sėdė kaip minimum, nežinau, pusę bėgikai. Nes tu kasdieną, kai skaičiuoti kilometrus, užsiparinė sėdėti to namie, kad supranti, kad 10 kg ar 20 kg įlėkti, tai yra sunku. Tai tavo balsas moteris, moteriai vyro
vyro sako, dar bėg 3 kilometrus ir tu sumuši savo rekordą. Ir vytis. Įsivaizduokit dabar vadovai, nesukūrus tokius apsus pardavimų vadybininkam. Paskambink dar 3, paskambink, tu daryk. Tu sumuši rekordą, Stasys. Šiandien nepavarė tipo. Kaip tu spaudimus gali daryti. Jisai netgi tau ten sako, esmė, dėl apsų net ant žemės darome veiksmus tam, kad ten kažkur būtų geriau. Ir nuo telefono net negali tu atitrūkti, kai nori pavalgyti, ypač riomerį. Ten nėra kitas skaitimo būdas. Varšiai studentai turi telefoną žiūrėti, tai ten duoti maistą. Ir su aparatais kalbamės. Jūs pažiūrėkite, mes ne tik, kad su jais miegame, atsikėlus pirmas dalykas, ką mes darome įrankas, imame ir nešamės jau žinote kur. Kiek laiko prailgėja jūsų buvimas ten. Ir žinote, ką veikia, kai vairuojate automobilį ir žiūrite ne į šviesoforus, o refreshą. Tai ir neduok dėmės pakimų. Kokį baigį. Jie niekada neserga depresija. O sukurtas Siri leidžia tau apskritai gauti net emociją. Fuck you, Siri. Don't freak me so bad. Tai jau eini su kolegom, bet tau viskas yra okei, kad yra 4 telefonai. Jeigu nieko daugiau, maistas tiesiog eina kaip intraveniniu būdu. O tu tiesiog esi, apie ką kalbėti, apie ką. Viską žinau, per daug informacijos turiu, man blogo. Dar valgyti taigi. Tai pasimatymas, ir įsivaizduot, išmokome prausintami žiūrėti akis. Ir tada pareina kirvis, pakartok. Pakartok, ką sakiau, ir išmokome. Pas mus laibekas kokiai 3 sekundėm veikia. Kontekstą negaudai, bet tu atkartosi žodžius. Jeigu tiksliai atkartoji, reiškia sufilmai. Nes, tai irgi, žinau, antrą pusę. Nedaug dievė jūs paliksite telefoną namuose. Arti pusės paauglių, mokyklinukų Lietuvoje, deklaravo, kad didžiausia baimė yra palikti telefoną. Nu tikrai. Kaip jums kas nors galės pasiūlyti milijoną, jeigu jūs be telefoną, prasme. Tai, ta prasme, atkirtų visiškai nuo rykštelės vaiką, prasme. Čia, totali yra baimė. Nes tada reikės būti tyluoti. O tyloj žmogų galbūt šiais laikais yra žiauriai sunku, nes daug man dar informacijos klikint ir taip toliau, nes tiesiog nebegalime 5 minutės ramiai kambary pabūti. Ir šiaip visame, kad mes esame totaliai išėję. Jau nekalbant apie tai, kad didžiąją dalį laiko mes praleidžiame prie ekranų, tai jau persveria mūsų sąmoningos apskritai būties, bet ten sąmoningą būtį mes sąmoningai kišame į telefonus akis ir net ne telefonai, net nesvarbu į ką. Jūs gali būti be aparato, bet būsit išėję, jeigu kažkas per 2 sekundės nepagaus jūsų dėmesio. Koks ten avariją. Todėl nėra kita kelio. Bet kokia atveju paaugliai ten ir pažįstamas mane sako, mano 3 dukros. Viena kompiuteris, kita telefonas, 3 tikra. Ir bėda ta, kad jis iš tikrųjų kalba apie 3 dukras. Ir jis sako, aš turiu mokytis, aš kitaip negaliu su juo bendrauti. Viena aš turiu, nėra kito kelio, nes kitaip, jeigu aš prieinu, kai ne prie kompiuterio, jis mane žiūri kaip jie ateina. Ko tu nori, daktaras, tai viskas okei. Facebook'e matei, update statusą. Visą tai. Todėl netgi klausimą, dabar reikėtų ne kiek laiko esame išėję, o kada mes nusileidžiame žemę. Kada? Iš vis būnam va čia, dabar, nes šitą būseną pagauti, yra žiauriai sunku, nes jūs pažįstat puikiai vadovų, kurie tu ateik pas juos, what's the story? Kokia problema? Greitai, davai, greitai, sakyk. Nes jisai yra ten, visiškai. Jam sakyk, ką nori, jis net negirdės. Tai tiek ženklų. Tai dabar pasižiūrėkime, kas iš jų gaunasi. Pažiūrėkime, koks tas interneto vartotojas. Daug mažiau čia. Šiaip nesinori tokia gaida baigti, nes čia yra, aš dar nebaigiu. Tai yra unikali galimybė.
priimti naujo žaidimo taisyklės. Ir tie, kurie išmoksta jas valdyti pirmieji, nepasiduoti refreshų, tie kuria eksalmatorius. Tai interneto vartotojas rytoj yra koks. Pirmiausia, gyvas vakariukas tost. Jisai gyvas naujienos, kur tai bebūtų. Ar ant žemės, ar internete. Ir kol jam yra kažkas naujo, tol jūs jį turėsite. Kai jam atsibos, tai jis eina kitur. Medija siurbia žaibiškai. Duok jam diską, jisai nori kontroliuoti bet kokią einančią informaciją. Todėl gyvas bendravimas nepatenka į šitą. Nes jo negali kontroliuoti. Negali užčiauti žmogaus, jisai nori šnekėti, o tu turi klausyti. Tai nepriimtina. Tu nori antraštę, kai jisai kalbėti, raktažodžiais. Stop, o šitas įdomu. Bet taip nebūna. Neturi atminties, nes mums jas nereikia turėti, nes jinai čia yra visur, su jumis. Kam jums kaupti informaciją į hardą, kažkokį, beprasmiškai. Nes jūs nebepasitikite tą informaciją, ir aš nepasitikiu, kur yra galva. Ir tai tikrai atsiskleidžia tose pačiose proto mūšiuose, nes tu žinai, kad geriau žinau Google'as. Todėl why challenge? Ir jeigu yra galimybė rinktis gyvą bendravimą ir tekstinį bendravimą, tai žmogus mieliau renkasi negyvą. Ir jeigu į servisą galima užrašyti mašiną, jeigu tai galima užrašyti, suspaudydamas kažkokį tai dalyką, jam to geriau. Ir online gyvenimas tapo pagrindinis, nes viskas persikėlė ten. Bet tai yra cool, nes nereikia tiek lopetą kasti, kad pasiekti kažką. Viskas pasiekiama vieno kliūtų. Ir bijo būti vienas. Bijo būti be ryšio, nes tada jisai visiškai atjungtas nuo pasaulio. Ir antra, kadangi pas jį yra 100 vienu metu veikiančių mąstymo procesų galvoje, kurie niekada nebenutyla. Niekada. Pabandykit, ta prasme, jau net turbūt joko, pavargo ten kažkam bandyti žiūrėti tašką, 5 minutės be minčių, be šansų. Yra toks raudas, tiesiog su kuriuo mes susigyvename. Tai ok, mes darome sporto daryti, tai toliau visą laiką yra. Ir jeigu jis nutyla, yra absoliučios tylos kambarys kažkur. Tai ten žmogus gali išbūti sveikas, žmogus 40 minučių. Visiškai absoliučiai tyla. Tai tas laikas mažėja, mes nebegalime būti visai. Ir tampa socirobotai. Čia yra tipo vizija, kad socirobotai ateina kažkoks robotukas, kuris moka kalbėti, moka tau pasakyti, nedepresuok, ir prisikurti tą emociją. Tai mes to nelaukiame, mes patys jais tampame. Nes savo simpatijas jau reiškime mygtukų rinkiniu. Ir kitam tai suteikia emocijos. Ta prasme, mums nebereikia žmogaus apkabinti. Tu jį gali pilnai užkelt ant aukštumos, tiesiog suspaudęs mygtukus ten, kur reikia. Žino, kas jam svarbu. Parašyta Facebook'e paspausti nuotrauką, kur žinai, kad niekas nepalaikina. Tu vienas tas esi. Pagaliau aš vėl gyvas. Ir ką su to daryti? Iš esmės, tai rinkodarizma. Tai pirmiausia, tai nauji turinio standartai, kurie yra visur, ar reklaminė kampanija, ar jūsų tinklapyje, bet kur jūs reiškėtės. Informacija vartotojas priima matricą, jisai ir dar geriau, kad tai būtų nuotrauka. Nuo sekundės, jeigu per 1 sekundę jūs jam nedavėt kažkokios informacijos, duokit scrollinti ir duokite naujas informacijos, jis turi atsinaujinti turinys, nes jis negali sufokusuoti tiek dėmesio. Ir jeigu yra A, duokit ir B. Kiek per savo gyvenimą esate patvirtinę? I agree with terms and conditions. Ir kiek esate perskaitę iš visų, čia jūs sutartį pasirašote. Niekas neskaito. Tai jeigu jūsų tikslas privesti vartotoją kažkokios tai stadijos, C, tai jūs ir nežadėkite. Nesukelkite jam kažkokių tai prieštaravimų, kodėl tai yra ne taip, kaip aš įpratęs matyti. Duokit terms and conditions. Ir viskas bus ok. Ir visi reiškiniai, kurie vyksta internete, tiek violetiniai, tiek blogas, tiek varškė, rodo, kiek yra potencialo internete, kad socialinės medijos infrastruktūra yra taip išvystyta, mes susijungę esame ant tiek daug ryšių, kad BTL-as, ar veiksmai ant žemės, kokio jo būtų smulkumo, mikro veiksmas ant žemės, jis turi nepaprastai didelį reikšmę, nes jisai maksimum gali labai greitai išplisti visame internete. Ir brandam reikėtų galbūt eiti, galvoti, kaip pažadinti vartotoją ant žemės,
kad jisai tuo pasidalintų erdvėje, virtualioj. Nei patiem eiti į kažkokią bendruomenę ir sakyti, va, aš čia žiūrėkit, aš gražus. Kaip į kokią medžiotojų pirtelę, tai ir moteris pasakoja apie blynus. Nu, ta prasme, kaip net to ten susirinko. Ir jeigu tą žmogų jau tu verti atlikti kažkokį veiksmą žemėje, nes jis labai retai kada nusileidžia, nu, tai tu palydėk tai ovacijom, duok tu jam tikrai didelės vertės, o ne nusipirk prekę, užregistruok, pasiimk čekį ir tada dar parašyk tekstą ir dalyvauk konkursą, kuriame tu laimėsi feirį buteliuką. Ir mes dar visi prašome vardų, ar ne? Vardas, pavardė, užsakys, kam, kuriam iš čia esančių reikia vardą pavardės. Mums reikia geriausiu atveju e-mailo, blogiausiu atveju kukio. 2 parametrai, kurių mums reikia iš jūsų internete. Realiai, tai yra žmogaus sprendžiamas, kas jis ten yra. Ir viskas, ir to pakanka. Tai žymiai daugiau sėkmės pusėje, jeigu mes tiesiog neprašysime tų vardų, nes žmonės nenori. Nes jie jau turi biškį. Ir paskutinis, sukurti būdą, kad su jūs galėtume kukės bendrauti. Neskambinkite telefonu, arba dar daugiau įrašykite numerį, mes jums paskambinsim. Kamo, nebūna taip. Tai dar kartelį perbėgant. Nauji turinio standartai, jeigu yra turi būti kaip B, misija žemė, neklauskite vardo, leiskite bendrauti mygtukus. O pabaigai, tai Search my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, Nu sure. prisidu. Send it to Lily. Yep. Okay. Nes yra perdarytas, kai nukrenta. It's beautiful. jo, tai iš esmės Vadinamas. Google akiniai dar tik ateina, bet mes jau esame su akiniais. Tai mano palinkėjimas yra iš tikrųjų dažniau būti ufonautais, nusimti akinius, kad ir toliau, pavyzdžiui, kažkur stovint eilėje, ar ne, laukiant kažkur naujam žmogui atėjus klausimą, kas čia paskutinis, jis sako aš, nors turėtų tu sakyti. Ačiū.